Su gimtadieniu, Gintarai, su jubiliejum. Su gimtadieniu, Gintarai, 50 metų. Jėzus Marija. Gintariukai, reikėjo pavargti, kad užsidėti šitiek medalių. Šitiek medalių reikėjo užsidėti. Tai va, bet 50 metų tai yra gyvenimo tik tai pusiaukelė. Pagrindiniai darbai yra atlikti, namai yra pastatyti, vaikai yra užauginti. Dabar reikia tau daugiau laiko skirti savo. Daugiau kaip 20 metų mes krepšinio aikštelėje. Vienas kitą pastumėm, dalyvaujame varžybose, laimim šitiek medalių, šitiek trofėjų. Kiek prakaito yra išlų, kiek yra pergalių laimėta, kiek yra džiaugsmo kartu patirta. Tai va, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad toksai esi žmogus. Tai va, o palinkėjimai tai būtų tokie. Geležinės sveikatos, gražių ir taiklių metimų, neišsenkančios energijos ir džiaugsmo ne tik šiandien dieną, jubiliejaus dieną, o ir kiekvieną dieną. Tai va, su jubiliejum, tokiu gražiu jubiliejum, Gintariukai. Su gimtadieniu ir jubiliejų čempionė! Sveikas, Gintarai. Noriu tave pasveikinti su gimtadieniu. Palinkėsiu sveikatos, nes vis tiek jau ne jaunynai, nors ir kad ir kaip savo meluoji dažniausiai ir bandai apsimest, kad vis dar esi jaunas, bet pažiūrėkim teisybėje akis, taip nėra. Nemeluosiu, tikrai yra labai gražu žiūrėti, koks tu esi išlikęs sportiškas, ir galim sakyti jaunatviškas, tai aš būčiau tavo metų, tai manęs į krepšinio aikštę, tai to labiau nieks nenuvarytų, net dabar kartais net nesinori, žinai. Aišku, treneris tikiuosi nesupyks už šitos žodžius, bet labai vertinu, kad priėmėjai, sakykime, aišku, ne vienas tu, bet vis tiek, kadangi esi šitos visos bendruomenės, sakykime, net ne komandos, o šeimos dar įkūrėjas, idėjinis lyderis, tai labai ačiū, kad mane priėmėt. Ir kiekvienas pokalbis su tavimi man yra labai smagi patirtis, nes dažniausiai jaučiuosi daug protingesnis išėjęs iš tų pokalbių, sakykime, su tavimi ir sakau, labai džiaugiuosi gavęs tokią galimybę su tavim susipažinti ir bendrauti ir kartu žaisti. Tai sveikatos dar kartą, kad pinigai niekada nesibaigtų ir kad pimpalas visada stovėtų ir viskas bus gerai. Gražus metai 50. Tad su gimtadieniu, Gintarai. Ilgiausių metų. Nu ką, reikia pasveikinti. Sveikinu, Gintarai, tave su 50-mečio jubiliejumi. Linkiu, kad gyvenimas būtų kaip geras krepšinio rungtynių derinys, su užtikrintais perdavimais, tiksliais metimais ir gražiomis atakomis ir pergalėmis. Tegul energijos užsidegimo niekada netrūksta nei aikštelėje, nei gyvenime. Dėkui už tavo palaikymą ir atsidavimą mūsų komandai. Linkiu stiprybės ir sveikatos, daugybės nuostabių akimirkų tiek su artimaisiais, tiek krepšinio aikštelėje. Su jubiliejum. Gintarai, tave su gimtadieniu sveikinu. Panašu, kad tu su metais vis jaunėji, o nesensti. Pažiūrėk, aikšteliai bėgi greičiau, šokia aukščiau, meti taikliau, tad taip ir toliau. Su gimtadieniu tave. Taiklus metimai būna ne tik į krepšį, bet ir visi gyvenimo sprendimai. Linkiu daug pergalių tiek krepšinio aikštelėje, tiek už jos ribų. Su gražia sukaktim, Gintarai. Gintarai, sveikinu tave su tuo gražiu jubiliejum nuo Rambino kalno va čia. Tai palinkėsiu ir toliau neprarasti formos, kokią dabar čia demonstruoji.
va, kas be ko sveikatos, laimės ir toliau išlaikyti tokį gerą kolektyvą aplinkui. Tai su gimtadieniu. Gintarai, sveikinu tave su labai gražiu jubiliejumi. Jubiliejaus proga linkiu tau daug šviesių, sveikų gyvenimo dienų. Būk laimingas. Gintarai, sveikinu su liūdžiu jubiliejum. Tad linkiu niekada neprarasti to sportinio pykčio ir turėti dar daug tų įsimintinų akimirkų krepšinio aikštelėje ir už jos ribų. Gintarėlį, su 50-oju išlik energingas ir daug pergalių tiek versle, tiek ir aikštelėje. Gintaro baldai pirmyn. Sveikas Gintarai, sveikinu tave įkopus į 60-metį. Linkiu mažiau darbo, daugiau gero vyno ir dar daugiau atostogų. Sėkmės. Sveikas Gintarai. Na ką, 50, ne? Kažkaip sunku patikėti, sakant tokius skaičius. Na, bet svarbiausia jaustis nepinišmečiui čia ir čia. O žiūrint į tave, tai manau, kaip tu lakstai aikšteliai su 20-mečiais, tai čia toli gražu iki to 50. Ką čia dar? Gintariukai, nepraras taiklumo, nepraras tokios formos, kurią dabar turi. Kosmosas, man tai yra kosmosas. Neprašauni, neprameti nieko. Ką, kad laikytų stuburas, kad laikytų sąnariai, mylėk krepšinį, kaip myli iki šiol jį, nepamestos aistros ir viskas. Ir viskas bus ok. Aplinkui sup tave reikiami žmonės ir viskas bus žykiai-pikiai. Davai, laikykis Gintarėliu. Sveikinu Gintarą gimimo dienos progą. Meilės, džiaugsmo, stiprios sveikatos, sutarimų ir ramybės šeimoje, gerų rezultatų versle ir darbe ir žinoma, geriausių pasiekimų krepšinio aikštelėje su savo komanda. Gero gimtadienio. Gintarai, sveikinu tave su gražiu jubiliejumi. Linkiu tau daug sveikatos ir lai išsipildo visas tavo svajonės. Su gimtadieniu. Sveikas Gintarai. Ką, pasenai turbūt stipriai jau 50 jau rimtas skaičius, bet man irgi ne už kalnų, jeigu ką. Tai norėjau tau palinkėti iš visos širdies labai daug sveikatos, nes vis tiek sveikata yra turbūt brangiausias dalykas šiais laikais, o visą kitą, ką, užgyvensim. Tai dar norėjau palinkėti tau skambių pergalių, tokių kaip buvo Kroatijai, pavyzdžiui, taiklių metimų, aišku, būtų tokių gerai su Sirena, kokių pavyzdžiui, kad išplėštum pergalę, tai yra tikrai geras jausmas. Ir šiaip tokių laimingų akimirkų, kurios maloniai nuteiktų širdį. Ir, kaip sakyti, dar palinkėsiu tau, kas dabar populiaru labai, tai turėti gerą širdį. Tai va, Gintarai. Nors pas tavę jinai tokia yra, bet širdis yra širdis. Jo. Gerai, tai gero tau gražaus jubiliejaus. Labas Gintarai, keliu šią vyno taurę šį kartą už tavo gimtadienį. Taip jau gyvenimas sudėliotas, kad vieną dieną perki sofą iš Gintaro baldų, o kitą dieną jau ant tos pačios sofos sėdėdamas su Gintaru geri alų. Dėkui tau, Gintarai, už visus tavo gerus pasus, kuriuos atidavai ir kuriuos dar atiduosi. Linksmo tavo gimtadienio. Sveikata. Tai ką, Gintariukai, tai aš tik tai patvirtinsiu ir kaip sakant, uždėsiu štampą prie visų mūsų sveikinimų ir dar kartą puikiai visi ir tu matai ir visi parodo, kai mes tave labai gerbiam ir mylim ir prisidedu prie visų tų sveikinimų, ką linkėjo komanda ir tau palinkėsiu turbūt gal dar tik vieno, kad patirti tą pačią emociją, ką mes patyrėm
pasaulio tauriai Kroatijai, kai tikrai buvo labai teigiama emocija ir palinkėsiu daug tokių teigiamų emocijų dar ateityje. Taip kad sėkmės ir judam į priekį.